Esu Natalija Donskaja, menininkė, gyvenu Kėdainių mieste. Tai yra mano gimtasis miestas, kuris mane labai įkvėpė, čia aš save atradau kaip kūrėja. Užtat galbūt ir labai norėjau, kad tos dirbtuvės nebūtų kažkur nuošaly, o būtų būtent centre. Tai va mano svajonė ir išsipildė. Kažkada buvo labai didelė svajonė būti menininkė ir turėti savo dirbtuves. Į meno pasaulį atėjau visiškai netikėtai. Negalvojau, kad rasiu save būtent mene. Pagal specialybę esu geležinkelio inžinierius, baigusi tas studijas. Tačiau laikui bėgant, tai buvo mano visiškai netikėtas atradimas. Tiesiog namuose sėdėjau ir nusprendžiau kažką pasipiešti. O po to sūnus, draugai kažkaip pastūmėjo mane ateiti į dailės mokyklą. Ir ten gavau gerų pamokų, sutikau savo vaikystės mokytoją, kurią labai apsidžiaugiau pamačiusi. Ir va taip atsirado pas mane, būtent dailės mokykloje atsirado ta tikroji tapyba. Savo tapyboje nesu suvaržyta, gal dėka savo pirmos mokytojos. Jinai būtent mane išlaisvino kaip kūrėja, kad aš galiu kurti. Pradėjau viską išbandyti, mėgautis tuo, ką darau. Gal vidus kalbėjo daugiau pats už save. Gal aš taip pasakysiu. Norėjau tiesiog viską išpilti, kas buvo viduje. Iš pat pradžių, tos abstrakcijos mano buvo visiškai kitokios. Po to, šiek tiek vėliau, kažkada sakiau ir gamtos niekada netapysiu, nors mano dabartiniuose darbuose labai daug gamtovaizdžių pamatysit ir ar gamtos detalių, nebūtinai tikroviškų, netitinkančių, galbūt tikrojo mano pačios sukurtų dalykų, bet aš pajuokaudavau, eidama iš mokyklos net su mokytoja, kad jau gamtos ir gėlių, jau gėlyčių tikrai netapysiu. Tai va, kai aš sakau, nespjauk į vandenį, nes reikės atsigerti, tai aš geriu tą vandenį ir mėgaujuosi tuo. Apie parodas pasakysiu tiek, kad aš negalvojau, kad būtent parodas, būtent taip man patiks. Iš pat pradžio turėjau svajonę sukurti pirmąją savo parodą. Pamačiusi Dotnuvos miestelėje bažnyčios patalpas, man labai patiko. Ir nusprendžiau, bet būtent čia bus mano pirmoji paroda. Įgyvendinau savo galbūt svajonę, o po to jau dabar kažkaip labai malonu, be galo. Ir aš sakau, kaip ir parodose, aš niekada negalvojau, kad man tos parodos būtent taip nuteiks, kad aš galiu save kažkur bandyti, išbandyti ir tu nestovi vietoje, o gaunasi, kad žygiuoji visi priekį ir į priekį. Man patinka iš tikrųjų save išbandyti vis parodose kaip menininkė, ką aš sugebu. Ir aš galvoju, kad tie iššūkiai man bus, kad aš neišgalėsiu. Ir aš galvoju, man dar nepakanka mano gabumų ten tos iššūkius visus priimti. Bet kaip pradėjo sektis ir aš pajutau tą vidinį tokį, aš ir čia norėčiau sudalyvauti, ir nesvarbu kokia tema, tu savęs išbandai tiesiog kaip menininkas, nes kada tu, tarkim, gėlės, o čia tau pokšti ir kažkokį iššūkį duoda ir tu save turi išbandyti. Man visą laiką kažkaip tose parodose aš sutinku gal tokius profesionalius dailininkus, su kuriais gali pabendrauti, kažką naujo savo atrasti, tai iš Kaunas Art. Tai labai man patiko. Čia akcentavosi gamtos atskiros kažkokios objektai, figūros, detalės, linijos daugiau gal gamtos. Kai mokinausi Maskvos
Elenos Tarutinos mokykloje, ten buvo nutoliniu būdu, žodžiu, ta mokykla. Tai ten akcentavo grinai, iš ten gal atėjo pas mane, akcentavo į paprastus dalykus gamtoje atkreipti dėmesį. Buvo tokia svajonė būti floriste kažkada, bet, taip gal ir liko. Tiesiog taip nuošaliai ta floristė, o tos puokštės man leidžia dabar atsiskleisti būtent kaip floristai, bet ant drobės jau. Aš asmeniškai noriu, kad žmogus įsigydamas mano kūrinį jaustųsi namie gerai, šiltai, kad tai būtų jam relaksas. Yra gėlės irgi iš ciklo gėlių svajonės. Tai čia aš labiau gal dirbau, neatsipalaidavau, bet dirbau, savo tokį iššūkį daviau, kad aš turiu tikslesnės galbūt tas gėlės, kai kurias išgauti. Bet aš vis tiek užbaigdavau tais ekspresionistiškais potėpiais, nes man tai vis tiek aš turiu išpilti. Tai šiame cikle būtent taip aš ir norėjau pavaizduoti. Būtent mano kūrybos tas toks tikslas buvo. Šis vyras yra mano kurtas dailės mokyklos laikais. Buvo tema reprodukcijos. Tai būtent šiame darbe man patiko tas to vyro žvilgsnis ir aš norėjau tą žvilgsnį vis išgauti ir man niekaip nesigaudavo. Ir mokytojai atėjo, tai sako, taip reikia. Ir žodžiu, tada man tai pastumėjo, aš iš karto gavosi man tas akis išgauti. O jau šalia, čia nusprendžiau tam vyrui nutapyti žmoną, kad jo žmona yra kitokia. Šeima labai mane palaiko, labai norėčiau padėkoti ir savo vyrui, savo vaikam, sesiai, visiems norėčiau padėkoti, kurie mane pastumėjo link tapybos, tiki manimi ir visą laiką mane skatina nesustoti.